dešinę, tai rodom jau ir dar gal antrą pasidarom, paskiau turbūt aštriam posūkiui pasidarysi pirmą. Va, tai šita juosta taip. Ir tada pirmą jau pasidaryk, vaduot reikės kelią. Ir čia va dar dešiniau, matai, va čia va tai dešinė. Va čia judam, ne? Va čia, tik tai čia reikėtų duoti kelią, jeigu... Nes jie gali reikiuotis, žinai, į parduotuvę ir po biškį judam, ar ne? Sukdama juostą, nes jie čia gali reikiuotis į parduotuvę. Ir dabar tiesiai tada va važiuokim. Arba kairiau, ar tiesiai, tai čia tas pats, ar ne? Nes kitas antrą vis darai, tai va, tinka viskas. O jau ten į kairę, Ariogalos, tai tada kairinė. Paskui autobusą, jo, va, čia toks, o tas akligatvis Kriščiukaičio. Tai čia Linkuvos ten Ariogalos, tai va tas truputėlį žinant lengviau susišnekėti, žinai, nes jeigu į skirtingom kalbom kalbėsi, tai paskiau painiojasi. Tai va, čia kaip ir aišku, nes anksčiau čia būdavo dvi juostos, tai suklysdavo, ne iš tos juostos sukdavo. Ir va, mum tiesiai šitą tik tai juostą, nes ta maršrutinė. Va, čia jiems stovėti neleidžia, bet jeigu pažeidėjas koks stovės, tai jau nieko nepadarysi, tik to važiuoti per dešinę. Už pėsčiųjų perėjos aštrus posūkis į kairę. Jau rodom. Pradžioj paskui antrą pasidarysim, o ten paskui aišku, kad pirmą reikės, nes pėsčiukų nėra. Tada dar lėčiau pirmą padarai. Ir tada važiuojam. Ir jau čia duot kelią. Ir čia nepaskubėk ir būtinai šito juostui tik biškį patiesinsi vairiuką, kad ant borto neužlėktų. Nes šiaip skubant, tai arba ant linijos, arba ant borto žodžiu, arba perėję dar bus. Po tiesaus kelias aštrus, tas suvaldyti greitį ir gražiai išlaikyti trajektoriją ir dėmesį paskirsit pakankamai sudėtinga. O ten, tai mergaitė ėjo. Nu, va, gerai. Ir dabar vėl už 200 metrų bus į kairę Mažvydo gatvė. Jie čia labai mėgsta vienpusis, dvipusis, vienpusis, dvipusis. Taip pasimeta mokinukas kokiu nors momentu. Nu va, tai dabar bus į kairę ir jau rodom. Čia galim bandyti su antra, nes pakankamai. Jo, bet antrą pasiruoškim, nes trečiai būtų kalbėti. Va, ir mūsų jau dvipusis tai aną pusė. O taip, nenukirsdama kampo. Iki sankryžos vėl į kairę. Tai va, čia ta Mažvydo yra dvipusė. O va, vėl grįšim atgal į Linkuvos. Čia jie trikampiuką turi. Kažkaip mokiniai pamatė šitą ženklą, metasi prieš eismą. Čia dar dvipusė, nes nebuvo ženklų prieš sankryžą. Rodom. Ir su pirma, pirmiausia, dviratininkų bijom, prisėlinam iki. Tada dviratininkų pėsčiųjų patikrinam, mašinų patikrinam, o valio. Ir į kairesnę iš karto. Nes tu ne autobusas, tau nereikia į aną važiuoti. Bet dabar va, pažeidėją turim, tai rodom dešinę, aplenksim. Ir vėl grįžtam atgal, nes... O dabar toliau dar važiuosim ten iki Stulginskio. Tai kaip tas golfiukas, jo, dešiniau ten. Matai, dviem leidžia. Čia jau baigėsi maršrutinio, bet mes esam šitoj, tai čia posūkio nebūtina. Ir tik išim palei tą kraštelį, nes jeigu biškį nukerti kampą, tai paskiau juos prispaudžiam. Dešiniai pusė esančius. Nu va ir prieš perėję į kairę Stulginskio gatvėje. Tai va, tai čia ta viena pusė mes matėm, o čia jau Stulginskis vėl dvi pusės bus rodom, bet jisai siauros, tai čia jau reikės turbūt su... Taip, ir čia mūsų pirmumas, pirmą pavarą ir gražiai nenukrisdama kampo, sukam. O paskiau jau tą būtę sukam. Oi.
Dabar vėl į kairę. Tai rodom, čia tas staigesnis posūkis. Vėl ten, jeigu turbūt tiesiai, tai tas kairiau Stulginskis eina, bet mes tai į kairę. Tai va suprasi. O prieš eismą tai galima į dešinę. Tai va čia geriau tau sukti į kairesnę juostą, nes ana užbrėžta linija ir iš anos pusės negalėtų rikiuotis, tik tai pažeidėjai galėtų suk daug. Va, čia tiesiai važiuojančių nėra ir antro juostui nebūtų. Nes jeigu viena norėtum, ten galima punktyras su ištisinė yra. Dabar dar kartą, kur autobusiukas į kairę, o tokiais ratais duoda pavažiuoti. O susipainė. Rodom kairę. Va, į kairę ir vėl kairę, tai kairės laikykis. Va, nes čia va kairės laikykis, ten tik tai duoti kelią. Važiuojam. Ir važiuojam po jo. Ir vėl ten iki šviesoforo ir vėl į kairę. Pusės, o už šviesoforo vėl dvi pusės, o už sankryžos vėl dvi pusės. Tiesiai šviesoforo reguliuojamų sankryžų suks į kairę. Tai va, jeigu iš Šilainius, tai šita juosta geriau, bet mes tai vėl į kairę Linkuvos, tai ta kairiausia juosta. Su antra, tikriausiai patogu bus, o šitą juostelę čia priešai nevažiuoja ir tavo prie viduriuko bus antra juosta, nes leidžia dviem, tai va tavo šita juostelė, jinai biškiai aštresnė negu 90. Va. Dabar norėčiau į kairę ir dar kartą ten Stulginskis į kairę iš tos pusės, tai tada pačią kairiausią laikykis, tai dar rodai kairę, nieks nelenkia ir tada pačią kairiausią pabandykim. Tačiau su antra bandysim, pavarą gal pavyks. Va, ir čia mums pasidarys dvi juostos, tada laikysis biški. Va, toli, ne, lėtai važiuoja. Va, laikykis dešiniau dabar, gali parodyti dešinę, va, ir išjung. Ir tada jau vėl rodyk kairį, nes mes Stulginskis vėl į kairę. Va, vien pusės, o Stulginskis dvi pusės. Antra pavara pešiųjų nėra. Mūsų pirmumas čia. Ir nenukirstami kampos. O, nu va, yra ką veikti, čia tokie dvi pusės. Ir vėl vien pusės. Ir paskui vėl dvi pusės. Ir vėl vien pusės. Dabar čia bus Į kairę. Čia galima ir tiesiai važiuoti ten pro turgelį, bet mes dabar čia į kairę vėl rodom kairį. Duot kelią su pirma pavara. Ir tas vyras, ir priešai, ir pagrindinis. Va, ir tada čia gal irgi į kairesnę, nes nebent tau sakytų ten į varnių dešinę, tai tada ir kai jisai suka, tai biški lukterkim, nes kai suka, tai išsilaiko. Nu, va, prašau, į kairiausią. O, super. Va. Nes ten ir stovi mašina, matai, kad ir ten važiuotum vis tiek. Taip pažiūri, kuri tau juosta optimaliau. Tai dabar vėl į kairę ir vėl į kairę. Ta patį darysim Linkuvos. Ir ten galėsim po to jau Linkuvos ir kitą juostą pabandyti važiuoti. Nes mokėti reikia bile kurią juostą leidžia man.